Labą dieną. Tai tęsim kelionę. Anąkart jūs biškį apgavau. Tai važiuosim iš tikro ne prie pačio giliausio Švedijos ežero, bet antro pagal gylį. Bet ten toksai labai jau tarp didelių kalnų. Ten yra toksai miestelis Abisko. Tai mes tenai ne į patį Abisko, bet kažkur šalia turbūt bandysim apsistot. Tai šiandien gaunasi trečia kelionės diena. Ir viskas, ką darom, tai vis dar tranzitu važiuojam. Tai yra važiavom per Lietuvą, tada plaukiam per Baltijos jūrą su keltu, tada važiavom per Švediją ir dabar šiandien vėl visą dieną važiuosim tik per Švediją ir niekur nestosim ir nieko nepamatysim ir nieko nedarysim, tik važiuosim, tai čia nieko nebus. Na, tik. Opa. Oi, gerša. Bėk. Ei, stop. Joks, einam. Tai žirgai išvedžioti, pašikioti visi. Dar yra maža tikimybė, kad šiandien bandysim galbūt naktį dasigauti iki pačios Norvegijos sienos ir kirsti ją, kadangi mes vežam kontrabandą. Kokią kontrabandą? Ką čia vežat? Nieko mes iš tikro čia baisaus nevežam. Mes vežam vandenį, daug vandens vežamės labai. Vežam, iš tikro ne vien vandenį mes vežam, daug maisto vežamės. Ir biški alkoholinių gėrimų vežamės. Maistą irgi mes čia vėlė kiek prisikrovėmės. Principė iš Lietuvos pasiėmėm visą maistą, kurio mums reikės 2 savaitėm. Kad pataupyt pinigų. Tai su maistu nežinau, gal mes su maistu ir nieko neviršėjom tų normų. Bet su alko tai mes tikrai biški viršėjom tas normas. Ir jeigu mus pagautų, tai mums tada reikėtų susimokėti muitą. Mes muito mokėti nenorim, tai mes tada bandysim gal naktį važiuoti, žiūrėsim. Mes iš tikro privažiuosim tenai prie vietos ir žiūrėsim, kas per situaciją. Pasitikrinsim vazijai ir panašiai. Jeigu nebus ten ant pasienio jokios kontrolės, tai tada važiuosim, o jeigu bus, tai tada lauksim, kol išvažiuos jie. O, va tokia gerai. Čia toks yra lifehackas, ten kur atsukau sklendę, tenais yra mūsų vadinamo juodo vandens bakas. Tai yra, kur iš dušo subėga, jeigu pavyzdžiui prausiesi, arba kur indus plauni, arba kur rankas plaunėsi. Tipo jį tenai reikėtų atvažiuoti į kempingą ir ten kempingą kažkur išpilt, aš net nežinau. Iš tikro, mes į kempingus iš vis nevažiuosim, aš net nesu gyvenime buvęs kempingė, mes nesinaudojom jais. Tai aš tą baką atsuku, kad biški bėgtų ir tada važiuojam. Ir jisai važiuojant gražiai visas pabiški išbėga ir čia aš nematau tragedijos dėl to. Šiaip, tipo čia mane kokie veganai galėtų ten ir tvaruoliai užsipult, bet realybė tokia, visi taip daro, tai ir aš darau ir nematau tame problemos. Valandą jau 3 dienos. Darom pirmą sustojimą, biškį pailsėti, reikia nuo to važinėjimo viso. Išvažiavom
visą kuro baką, tai dar biškai pavažiuosim 50 km, užsipilinėsim kuro baką. Čia to keliuku biškai toliau pavažiavus, tokia įdomi vieta yra. Galvojau, per žemėlapį pažiūrėjau, galvojau, o čia kažkas įdomu, čia va tenai sustosim, nes mes aišku nestosim toj poilsio aikštelėj normalioj, mes tai vis tiek būtinai turėsim stot kažkokioj mišyklai. Tai žodžiu, tokį radau ant žemėlapį įdomią vietą, sakau, pavažiuojam ten, sustosim ten kažkas įdomaus. Tai atvarėm, žodžiu, srutų kompostavimo baseinas, toksai šūdų kompostavimo baseinas. Labai smirda, ten nežmoniškai smirda. Tai atvažiavom čia. Tai toks 2 minučių sustojimas, padarom sysę, kakę, pasiemam iš šaldytuvo maisto, prisikraunam aplink vairo ratą, aplink pavarų svirtį, maisto, čipsų, gėrimų ir varom toliau. Atvarėm į degalinę. Tokia, tai va. Tiesiog va tą ir noriu parodyti, va čia tokia yra degalinė. Čia yra benzina, yra saliarkas, yra AdBlue ir yra kur susimokėti. Ir viskas. Čia toksai konteineris. Tai esam čia jau kažkur, jau giliai Švedijai. Man tai šiaip, nežinau kodėl, bet man šitos vietos tai tokios yra žiauriai nostalgiškos tokios. Aplinka tokia atvarai, kad čia nieko nėra. Po degalinę vaikštau. Aidas eina, vėjuko net nėra, tylu, ramu. Septyni 5 litriukai sukapsėjo, o bakas jau čia 8 litrų pas mus yra. Tai mes čia taip turbūt biški rizikingai gal važiavom, bet atvažiavom. Nes sekanti degalinė yra, toli, jinai už 100 kilometrų kita degalinė. Čia va dar norėjau parodyti. Volkswagenas toks. Kažkoks, net nežinau koks, bet. Aparatas toks. Gal atsidaro? O, galima į vidų užeiti. Pasižiūrėti, kas čia yra. Geras. Fainai čia jie gyvena. Kaip pagalvoju, jeigu norėčiau kur kraustytis, kada gyventojai varyčiau kažkur. Visą laiką sakiau, čia tipo į Švedijos pačią šiaurę. Variklius ant stogo susidėję žmonės. Ekspozicija. Švedai šiaip yra tauta, kuri labiausiai mėgsta oldschoolinės mašinas. Tai jiem čia visokios amerikoniškos mašinos, ten su daug litrų varikliais. Technika, visokie keturačiai, traktoriai, sniego mocijai, jie tokie, čia šiauriečiai, jie yra tokie labai prie technikos. Tai man tas visai fainai čia pas juos. O mūsų kelionė tęsiasi. Turim 900 kilometrų likusi range'ą, kurį galim nuvažiuoti. Reikia šiandien pasiekti Norvegijos sieną. Dar kokie, nežinau, 500. Bet diržo net gatvėm nebegalima važiuoti. Dar kokie 500 km mums liko šiandien mint, tai minam. Dabar jau sulėtėjo stipriai kelias, labai lėtai važiuojasi,
greitis vietam 70, po to kirsim kalnus iš Švedijos į Norvegiją, ten toks vingiuotas keliukas bus, tai mes ten su kemperiu iš vis negalėsim lėkti, tenai vietomis, aš manau, mes važiuosim 30, 40, 50 galbūt kažką tokio, nes mes išvartysim kitaip daiktus visus kemperyje. Tai mes judam tolin. Netoli čia mums pavyko nuvažiuoti. Važiavom gerus kokius 2 kilometrus. Žiūrim, krioklas toksai va. Toks nemažas visai. Čia yra takelis iki jo nueit. Ten eini. Ir čia ateini iki jo. Ir vad netgi ten, matau, palei pat jį eina takelis. Būt gal visai fainai, bet ten gausis koks, jaučiu, kokie, 2-3 kilometrai abu galus vaikščiot, tai mes važiuojam. Visgi atvažiavom. Mašinų tai va tiek, motociklų va tiek, šunų, žmonių, vaikų, triukšmo, klikimo, veiksmo. Tai mes čia net neįstosim, nei mes čia lipsim iš mašinos, apsisukam ir važiuojam laukis čia savais reikalais. Mes labai bijom žmonių labiau nei Suomijai. Jeigu pas mus yra žmogus už kilometro, tai mums iškart panika ima. Ir mes nebežinom, kur dėtis, ką daryti, mes bėgam. Ir mes dabar bėgam nuo tų žmonių ten, kur jų nebūtų. Motociklo tašė, šalmas, o ten visas mocas guli. Tuščia tašė. Yra gal kažkas viduj. Šalmas. BMW. Žodžiu, nieko čia įdomiaus. Baigiam žaisti, važiuojam. Mums dar iki Norvegijos nemažai kelio liko. Ar ir tu norėtum padraugauti, ne? O ko tu verki? Jau kai griebtum tokią, ne? Gerai, paliekam tą ramybę, jisai čia labai nori žolę pavalgyti. Čia mes tokia atvažiavom užtvanką šviežiai pastatytą ir elektrinė šviežiai pastatyta. Ir galvojam, čia kažką gal įdomaus rasim, užsukom pasižiūrėti. Radom tą kažką tenai kalne. Man labai patinka, kai jie kažką kalnuose pasidaro. Aš labai visą laiką norėčiau užeiti į vidų, bet visą laiką užrakinta būna. Bet gal kelionės metu rasim čia kokių apleistų vietų, kur galima užeiti kokį seną objektą vidury kalno. Ir dar tą elniuką sutikom. Toks trumpas nukrypimas nuo maršruto. Kažkaip mums čia nesigauna važiuoti tą Norvegiją. Važiavom. Žiūrim, kelias uždarytas. Akmenį kažkas padėjo. Iš tikrųjų, tai mes bandėm prie upės davažiuoti, nes pakeliui aš ekspertą žemėlapį pamačiau, kad galima būtų čia prie upės atvažiuoti. Bet čia jie uždėjo vagabaumą savo. Vagabaumas yra šlangbaumas. Jie taip jį vadina. Bandėm apvažiuoti, bet čia jau, manau, mes nepravažiuosim.
per kamerą, tai čia aišku nesimato, gal to reliefo. Aš dabar biškai paeisiu žemiau ir parodysiu, kaip žemiau atrodo. Nu, o kelias tai toksai, va. Čia, nu, tokie, va. 30 kokius, centimetrų čia. Nu, žodžiu, nevažinėsim čia, mes taip. Varom prie upokšnio dabar. Čia tokia visai gal nieko vietelė. Tokie va akmenai čia. Banga tokia sukelia, tai nemaža. Jeigu paslyščiau ir nusiridenčiau, tai jaučiu, pizė gali nebūtų, bet į akmenis tai gerai prasitarkuočiau. Dabar beliko va tą sieną prilipti viršą. Bet ką man tas reiškia? Aš tik čia grįžtam į mašiną, važiuojam toliau. O tai pavažiavom kokias 5 minutės, vėl sustojom. Turbūt pagalvojat, kas per nesąmonė, tokio pločio tiltas ir ženklas 20. Tai čia yra sniego motociklam. Čia va yra vėžės. Ir čia sniego motociklai važiuoja visur. Gerai, mažiau pliurpalų, daugiau reikalų. Planas mūsų dabar yra toksai. Mes norim naktį, tai naktį kokią turbūt 10-11 ar panašiai, ten gal 1, kažkada žodžiu, kirsti Norvegijos sieną. Ir tenai prie Norvegijos sieną, kur kertam, ten yra Antro pasaulinio karo laikų apleistas geležinkelio tiltas, ten kur slėnius tokius 2 sujungia. Mūsų planas nuvaryti naktį ten.
Gerai, toliau filmuoju. Čia 30 km į valandą greitis ir mes važiuojam per žalią trasą, ten kur Nothing to Declare. Čia yra tol, žodžiu, muitinė, dega žalias šviesoforo signalas mum ir panašu, kad mes įvežėm kontrabandą. Va, Norge ženklas nufilmuot. Norge, vat, jo, va, Norge, viskas kontrabanda, saugi, muitų nemokėsim, Norvegijai nepirksim. Gerai. Galima sakyti, atvažiavom, kur norėjom, varom paskutinius 100 metrų. Tatam! Šiandienai atvažiavom čia. Autotransporto namą priemonę pastatėm ant mėlynų kaladžių. Išsilygino reljefas viduj, labai patogiai miegosim. Esam visai netoli to tilto, kurį čia mes norim pamatyti. Jaučiu, prie tilto eisim rytoj, liekam nakvoti čia. Rytoj bus mažiau uodų, nes čia biški toks uodynas yra. Pas mus dabar yra 1 nakties turbūt. Vairavom, nežinau kiek valandų 10. Kilometrų turbūt virš 1000 prisukom. Tais visais keliukais nemažai gaunas. Laukia baisus uodynas. Čia yra labai vėlyvas pavasaris ir uodų. Čia, kur esam, šiaip nėra baisiai įmanoma išbūt lauke. Bet gali būt, kad pakliūsim dar į tokios vietos, kur iš vis net negalėsim į lauką išeit. Realiai. Atvažiuoji su kemperiu, sustoji, net neatsidarai durų. Būna ir taip. Viskas, žodžiu, mes dabar einam pavakarot ir tuoj neužilgo rytoj, kita diena, kiti reikalai. Okay, let's go. Einam tokiu takeliu, yra mašinų aikštelė ir yra tokia sodybėlė. Ir yra toksai takelis. Tai šitas takelis, jisai čia visur į kalnus išvarinėja ir norvegai šitais takeliais vaikšto į savo sodą. Na va, pavyzdžiui, kitoj slėnio pusėje. Čia namukas, tenai tolumoje namukai. Ir jie atvažiuoja, čia pasistato mašiną kažkur. Ir pėstute keletą kilometrų, kartais galbūt ir 14, gal net kilometrų, eina iki savo sodybos savaitgalio praleisti. Čia va toksai supratimas yra apie, poilsį dar kažką, savo turėjimą kažko. Hard. O traukinukas tai važiuoja į El-Kabz, tą kasyklą, Kirūnai, didžiausia pasaulyje tą. Ar ne didžiausia, bet ten labai didžiulė, ten viena iš top, ten viršui top jau, gal ir pirma.
Esam dabar prie tunelio senojo. Čia išsiskiria naujoji atšaka geležinkelio ir senoji. Bet mane labiau domina, kas yra ten. Ir kas yra ten. Tai čia yra toksai tuneliukas tos senosios atkarpos. Praėjus šitą tunelį ir ten dar biškį paėjus turi būti tas tiltas. Aišku, čia visi labai nenori, kad kažkas eitų. O čia yra padarytas praėjimas. Kažkokie metalai. Tokių dar nėra tekę matyti. O geras, kai tamsu. Reikia lempą. Čia yra kažkoks tunelis, kurio aš net nežinojau, kad jisai čia toks yra. Nu ir viskas, pabaiga. Čia kažkoks matosi trosas ėjo. Jaučiu ir čia buvo kažkoks skrimulys. Čia kažkokia viela, bet jinai čia ne prie ko dabar jau. Aš taip galvoju, kad čia kažką į šitą kalną įtraukdavo. Čia gali būti kokia slėptuvė buvo, nes šitas tunelis jisai niekur nėra pažymėtas. Aš net nežinojau, kad jisai egzistuoja čia. O čia, vat, kur anksčiau turėjo turbūt būti bėgiai, čia yra kažkokie tokie padaryti, užmūryti ir nelabai suprantu, kas ir kodėl. Nes plotis tai tikrai ne geležinkelio. Geležinkelis daug siauresnis yra. Įdomu, kas ten buvo, tokio dar nelabai esu matęs. Saugykla kažkokia. Čia šiaip vokiečiai viską statė per karą, kai vokiečiai dar kariavo su norvegais ir visų pasauliu. Gali būti, kad čia jie netgi kokią raketų saugyklą turėjo slaptą įsirengti ir panašiai. Svarbu daug stenėti. Prinėtai reikėjo nusimti. Vapšė, jau toks niekam tikęs tai. Visiškas senis, senukas visai jau. Urbekseris skaitas. Čia dabar einam tą originaliąją geležinkelio trasą. Po šitą pusę ten buvo ta saugykla ar kažkas, kur buvo milindę. O po šitą pusę irgi kažkas yra, bet neatrodo čia toks labai įdomus objektas. Tai į tą pusę net neėjom brautis. Greičiausiai ten bus lygiai tas pats, kas ir toj pusėj, kur jau matėm. Ir čia neužilgo bus dar vienas tunelis šitoj atkarpoj. Ir panašu, kad gaila nepasiėmėm slidžių. Nu ką, tai ant subinės leisime žemyn apšein. Šlapia rūra dabar. Nereikėjo taip daryti. Nereikėjo. Dėmesio elektra. O ne, kad tik nenukrėstų žaibai. Nu jau ta valdžia, tos urbekserius taip čia bando gazdint, kad vaje.
Šiaip vokiečiai per karą, čia per visą Norvegiją, turėjo dar tokį projektą vadinamą Polar Banen. Polar Express angliškai, o lietuviškai tai Polarinis ekspresas. Geležinkelių trasa, kur čia turėjo būti, žodžiu, geležinkelio trasa, ten tokia per visą šiaurę žiauriai šūstra, bet vokiečiai karo nelaimėjo, Hitler kaput ir projektas buvo nepabaigtas. Ir tokių tunelių kaip čia dabar einam, tai Norvegijoje yra labai daug apleistų būtent geležinkelio, tai būtent nuo to Polar Banen projekto, kurį, jis taip ir niekad nebuvo įgyvendintas iki galo. Ir yra labai daug prakasta tų tunelių, daug kilometrų, ten po jos galima palandžioti visur. Bet mes juos jau esam išlandžioję ten kažkokią dalį. Gaila, šį kartą kelionėje to nepamatysim. O šito tunelio gale Norvegai mus tradiciškai pasitinka su tvorom. O čia šitas, čia kur žaidžia hebra, čia kažkoks jaučiu viduje tušinukų bus. Čia vat. Čia šitų ten tų, kur ten pagal GPS ten rasti, ten kažką reikia, aš nežinau, ten tie žaidimai kur būna. Tenai yra naujasis geležinkelio tiltas, o čia už manęs yra tas senasis. Labai gaila, turiu pripažinti, esam lėvi urbekseriai, toliau mes neisim. Mes duhai čia, mes čia su šuniu ir su teta einam. Ir čia toliau, kad nelaužyti tvoros, tai apėjimas yra per čia, tokį turi čia lipti, apeit. Bet vis tiek smagu, atėjom čia, tuneliai gražus. O tenai kažkur, ten va. Ten yra bunkeris kažkoks, čia tipo, ten gal nueisim, tai nuo ten, jo. Spėkit, kas būna, kai šuo pradeda valgyti žolę? Teisingai, privėmė vėliau. Tokia iš žolių gniutulą. Atėjom iki šito, tikėjausi šiaip, kad bus daug įspūdingiau. Bet čia yra labai ankšta viskas. Viduj nieko gero čia. Vieną šaudimo skylę čia, o kitą į ten. Ir žodžiu, tada šaudo ten, kur iš tuneliaus išvažiuoja. Ir kitą šaudimo vietą į tiltą patį. Tai visas šitas tilto konstrukcijas ir patį tiltą suprojektavo pačioj Vokietijoje. Pagamino pačioj Vokietijoje. Atvežė čia į šiaurę, per kalnus, per tokius kalnus. Čiagi nieko niekada nebuvo. Nebuvo jokio kelio ir jokio geležinkelio nebuvo. Atvežė čia dalim, surinko ir čia jį pastatė. Šitas visas projektas nuo minties, kad to reikia, iki tol, kol pradėjo šitas tiltas veikti ir funkcionuoti, spėkit, kiek praėjo laiko, 6 mėnesiai. Vidury kalnų, kur nėra jokio kelio, dar greičiausiai buvo kokia nors žiema ar panašiai, jie padarė tunelius, geležinkelio bėgius, pagamino Vokietijoje tiltą, tą tiltą atvežė ir čia pastatė. Ir ką, nebežinai kur dėtis, reiks ridentis nordai žeminių. Dar čia iš šitos pusės yra kažkokia skylė kalne. Einam patikrinsim. Tai čia tikrai vertėjo ateit. Yra daug kodų, aliuminių laidų, aliuminių kodų, indų. Ir praėjimas į kažkur ten tolyn gilin.
Bet panašu, kad čia tik uodų ir bomžų būta. Na, čia. Varom, nes čia tiek šiukšlės, valkatas, šūdai, mižalai. Šuo dar kojas čia susipjaustis į ką nors. Nieko gero, žodžiu, čia. Varom į mašiną. Nu, o planas mūsų dabar toks, mes varom į tą Skrolviką, Skorsviką, gal visai ne taip vadinas, aš nepamenu, į Senija salą važiuojam. Ten bus tokia jūrų, ten ta jūrų patranka, kur jūra šauda, žodžiu, bus. Ir ten ne tik betonas išlikęs, bet išlikusi yra ir pačios ten tos patrankos išlikę. Ir ten dar kažkur biškį įlysti ir pavaikščiot galima. Tai važiuojam. Dydžio tokio. Čia kažkoks duslintuvas ar kas. Ventiliacija gal kokia. Nes ten viduj ta patranka bus. Eik tu savo. Kai. Eik. Čia rimtai. Galvoju ant projekto paimt. Toks kaip ir neblogas, man patinka retro panelė, tokia viską. Tai dabar tikrai jau viso gero, susitiksim už kelių dienų.